Visi sudeda telefonus į dėžutę. Ant kalno mūrai. Taigi, sveiki visi. Labas vakaras. Šiuo metu žiūrite jau trečiąją Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos teatro studijos laidą pavadinimu Tiesa drąsa. Tinklalaidė. Jo. Kur mes kviečiame mokyklos darbuotojus ir užduodame jiems gal ne tiek dažnai užduodamus klausimus, kad jums būtų įdomiau ir sužinotumėte naujų dalykų. Tai šiandieną mes turime tikrai visiems, manau, gerai žinoma ir pažįstama anglų mokytoja, iškalbus ir daug keliaujantis, tikrai unikalų, sakyčiau, stilių turintis, draugiškas, bet nedraugas, Jokūbas Širvinskas. Ten plojimų tą garsą norėčiau, kur... Publiko. Taip, tai... Sveiki, labai malonu, labai smagu, kad pasikvietėt, labai gera čia būti, labai jauku šioje studijoje, tai ačiū ir važiuoju. Nu, tai pirmiausia, tai iš ko sužinojai, kad būsi kviečiamas į mūsų teatro studiją, kaip jauteisi ir ar jau spėjai pasiruošti atsakymus į tos klausimus, kur Facebook'e matai? Tai sužinojau, iš ko aš sužinojau? Sužinojau iš tokios aktorės Livijos, kurie taip užsiminė, kad galimai būsiu kviečiamas. Tai aš jau iškart pradėjau ruoštis, galvoju viskas, jau reikia man čia viską dėlioti, visus klausimus, atsakymus galvoje, reikia jau pradėti su mokiniais gražiai bendrauti. Jokauju, bet, žodžiu, labai daug jokauju šiaip gyvenime, tai visko nereikia priimti už rimtą. O ruoštis tai nieko nesiruošiau, ką žinau, man atrodo, čia ne atsiskaitimas, ne kontrolinis, nieko čia neprisiruoši. Tai taip ir kažkaip natūraliai. Nu, ne kontrolinis, bet taisyklių bus. Taisyklių bus. Taip, tai pirmiausia, aš išvardinsiu taisyklės ir tada teks prisiekti. Man labai nepatinka žodis taisyklės. Kaip duok sinonimą, kurį galėčiau vartoti. Gal mes galime tai pavadinti susitarimais. Gerai. Taigi mūsų susitarimai. Taip. Tai žinoma, tiesiai, šviesiai, nemeluoti ir atsakyti į visus klausimus. Pritariu, susitarim. Taip, palauk, pabaigoje pritariu. Ai, supratau gerai. Po viso. Taip. Tada neišsukinėjimas arba abstraktus atsakymas nesiskaito kaip atsakymas ir teks atlikti kitą pasirinkimą, kas yra, jeigu labai nenori atsakyti į klausimą, reikės atlikti drąsą, kurią trauksi iš šios magiškos dėžutės. Taip. Drąsą, kurią išsitrauksi, turėsi atlikti, geriausiu atveju, netempti iki kitų metų ir atlikti viešoje vietoje, geriausiu atveju, Akropolį. Koridoriuj, mokyklos viešoje vietoje. Ją atlikti, gal ilgųjų pertraukų metu ir privalomai iš anksto pranešti mokyklos bendruomeniai, kad susirinktų kuo daugiau žiūrovų. Į TikTokai kelias. Taip. Šiandien per 5 pamoką. Per pamoką. Nu, bet tada žiūrovų bus mažiau. Tai sakyčiau. Tiek bus daugiau. Tai ar sutinki su sutinku su sutarimais viskuo, ir taip. Ar esi pasiryžęs šventai jas? Taip. Esu pasiryžęs viską, ką man čia sako. Pridedu ranką prie šito scenarijaus ir prisiekiu. Džiugu. Taip. Tai pirmiausia, prieš pradedant su klausimais, norėčiau atsiprašyti, jeigu neteisingai ištarsiu kieno nors pavardę ar vardą dėl visako. Taip, tai pradėsime su klausimais, kuriems, manau, esi pasiruošęs jau pakankamai. Taip, matai jau ten Instagram'e, Facebook'e, skaitai, kokie ten yra. Skaičiau, gal ten rašė, po to jau nebeskaičiau. Tai pirmasis klausimas iš Luko Kalesnyko. Tikriausiai. Kiek metų dirbi mokytoju ir kokia tai patirtis?
Tai mokytojų pradėjau dirbti 2000. Palaukit, tikrai reikia labai atsiminti. Matematikas. 2019 metais, žodžiu, atsimenu, prieš COVID, kad buvo. Tai kai pradėjau dirbti mokytojų, tai man buvo 19 metų. Dabar kaip prisimenu. Tai labai šiaip jo juokinga istorija. Po poros dienų suėjo 20 ir gavosi situacija, kad aš pradėjau dirbti Gabijos gimnazijoje. Netoli, čia per kelio pusę. Ir pavadavau mokytoją tiesiog, kuri tuo metu sirgo ir negalėjo, žodžiu, dalyvauti, tai gal 4 mėnesius kažkur. Ir visiškai neplanavau tokio savo kelio, bet niekada gyvenime negalvojau, kad dirbčiau mokytoju. Bet vat gavosi taip, kad likimas taip atsiuntė kažkokias tai, žodžiu, galimybės, o aš toks impulsyvus avantiūristas ir pasirašau joms dažnai. Tai taip ir pradėjau. Patiko mokiniam, patiko direktoriui. Direktorius tuo metu parekomendavo mane į savo pažįstamai į privačią mokyklą ir tada dar privačią mokyklą. Porą metų dirbau, žodžiu, tai taip ta tokia ir prasidėjo tas visas kelias, tada dar grįžau į Gabijos progimnaziją dirbti ir dabar esu Vilniaus Fabijoniškių gimnazijai. O kodėl atėjai į mūsų mokyklą? Kodėl nepasilikai ten Gabijos gimnazijoje? Ar toj privačioj? Ten laikinai dirbau. Privačioj išėjau iš privačios, nes išvykau mokytis metams į Atėnus, į Graikiją. Tai kaip ir galvojau, kad baigiau mokytojavimo kelią, bent jau formaliame švietime ir labiau fokusavausi ir norėjau dėti kažkokią tai galbūt patirtį į neformalų ugdymą. Bet, taip susidėliojo visi reikalai, kad labai čia buvo ieškomas mokytojas Fabijoniškių gimnazijai ir aš kažkaip galvoju, reikia dar duoti vieną šansą, dar vieną galimybę mokyklai ir pabandyti, žodžiu, čia. Tai švenčiu metus Fabijoniškių gimnazijai. Lygiai metai. Geras. O sakai, jog labiau gal patinka tie neformalus tas ugdymas. Tai taip pat buvo klausimas, kaip tu balansuoji tos modernesnius metodus su tradiciniais ir kurie gal, kaip manai, labiau atitinka ir ką manai būtent apie juos? Šiaip labai sunku pasakyti, kas visų pirma yra tie tradiciniai ir kas yra tie modernus ugdymo metodai galbūt, bet jeigu modernius kažkokius ugdymo metodus skaitysime kaip galbūt, nežinau, technologijų įtraukimą ten į pamokas ir panašiai, tai stengiuosi tą daryti. Nemeluosiu, tikrai kartais būna sunku, kuomet reikia spręsti daug gramatikos ir spausdinti daug lapų mokiniams, kurie labai jiems patinka ir jie su mielu noru sprendžia tas užduotis ir jie tiesiog dėkoja su kiekvienu lapu man, kad aš jiems skiriu tiek laiko ir apgailestauju dėl kiekvieno medžio, bet jo, iš tikrųjų stengiasi kažkiek galbūt įtraukti daugiau. Pas mane būna ir atsiskaitimų per telefoną, tai jeigu tu gali kažkaip, man atrodo, palengvinti visą mokymosi procesą, galbūt tiek mokiniams, tiek savo, tai kodėlgi ne. Šiuo metu ir pilna visokių tiek dirbtinio intelekto įrankių. Aš ir pamokoms ruošiantis panaudoju tikrai dirbtinio intelekto pagalba kažkokius tai galbūt idėjas ar tam tikrus pamokų planus ar net užduotis. Tai derinu, bet yra ir tų tradicinių metodų, galbūt tokių kaip ir, nežinau, knygos, nors kai pats mokau, tai aš kažkaip kritiškai žiūriu į tą visą medžiagą pateikiamą ir kas yra vadovėlį, tai nebūtinai yra šventa tiesa. Tai yra vadovėlis irgi ir klaidų būna vadovėlį ir nereikia tai, kad tas vadovėlis ten parašytas, nežinau, masėms tai nebūtinai visiems jisai tiks. Tai žodžiu, stengiuosi kažkaip biškį individualizuoti, personalizuoti. Tai va. O jeigu pats dar būdamas mokyklos suole turėtum tokį mokytoją, kaip tu dabar esi, tai kaip manai,
tai gal pakeistų ar tavo brandimą, ar tavo, ką žinau, požiūrį, gal net į mokslus. Kas būtų, jeigu būtų, tai nežinau, iš tikrųjų sunkus klausimas. Gal, manau, kažkiek daugiau pasitikėjimo gal savimi pridėtų, ar kartais tokio pastebėjimo ne tik tai, kad mokykloje nėra viskas tik apie mokslus ir man, pavyzdžiui, asmeniškai, čia mano nuomonė kuklė, ir mano patirtimi man svarbiausia yra pirmiausia, kad mokinys gerai jaustųsi klasėje, tada yra visi akademiniai dalykai, tada yra visi kiti dalykai. Pirmiausia, man yra svarbiausia, kad mokinys gerai jaustųsi klasėje, kad jis norėtų būti pamokoje, mokykloje, o tada jau mes galim, jeigu gerai jaučiamės, keliauti prie akademinių dalykų. Tai turiu meni, kad aš tikrai nevengiu kažkokių, aš su mokiniais ir tiek kartais per pamokas, dažniau galbūt irgi po pamokų būna mokiniai irgi pasilieki kažkokius, nežinau, gali ir patvirauti, pasikalbėti, tai man labai smagu, man gera, kad mokiniai galbūt gali ir nebijo atsiverti kartais ir to, vat, galbūt, aš neturėjau, tai ko neturi, tai norisi kartais gal ir suteikti tą kitiems. O vat, kokius skirtumus matai savyje dabar, lyginant su savyje jaunystėje, paauglystėje, gal toje pačioje. Ir koks pats buvai savo mokyklos metais? Oi, čia tiek daug klausimų į vieną, aš dabar čia nežinau, nuo kur pradėti, palaukit. Tai nuo pradžių pradėk. Skirtumus, kokius matau, tai drastiškus skirtumus matau, sakyčiau. Visų pirma, tai pagrindinis galbūt dalykas, kas, taip nežinau, ar pasikeitė, sakykime, tai tiesiog labiau su metais vis labiau pažįsti save geriau. Geriau žinai, ko tu nori, galbūt kokie tavo tikslai. Save labiau supranti, kas tave džiugina, kas tave liūdina, kada tu jautiesi geriausią savo versiją, kada jautiesi kažkaip tai prasčiau. Ir tas, man atrodo, labai padeda tiesiog būti, nežinau, šiaip bendrai svarbiausia man iš viso yra būti laimingam, tai man atrodo labai padeda būti laimingam tiesiog. Ta branda ir visos patirtis, kurias aš iki šiol turėjau, tai tiek mokykloje, tiek po mokyklos, ir jos visos tave suformuoja kaip asmenybė. Tai kai buvau paauglys, tai faktas, kad tikrai ir labai džiaugiuosi, kad keičiuosi ir kiekvienais metais, kai pasižiūriu, ten, tarkim, per gimtadienį ten būna vis tiek toksai metas, ar ten per naujus metus, kai pasikeitei, galbūt ko pasiekei, kai patobulėjai, tai visada džiaugiuosi, kad pasikeičiau ir niekada nenoriu grįžti atgal, nes žinau, kad visos patirtis ir viskas, ką dabar turiu, mane padaro tuo, ko esu dabar, o man dabar yra svarbiausia būti laimingu, tai žodžiu, stengiuosi taip labai neatsigręžti atgal, kas buvo, tas buvo, bet yra ir dalykų, aišku, kurie išlieka, tai galbūt labiau žiūri tuos teigiamus dalykus, tai kaip stengiasi kiekvieną dieną būti, nežinau, geresnė savo versija tiesiog ir tuos teigiamus dalykus tik tai kelti į viršų ir juos dar labiau plėsto, neigiamus kažkokius dalykus palikti praeitį. O ar esi laimingas? Labai. Be galo, be krašto. Man atrodo, čia svarbiausias dalykas ir kai tu laimingas esi, tada viskas aplinkui, viskas būna super. Tai va. Gabrielė Mackelaitė klausė, jeigu norėtum mokyti kažkokį kitą dalyką, kurio šiuo metu nemokai, kokį dalyką norėtum mokyti? Tikriausiai, kad ką dar šalia ir darau, tai galbūt būtų, ir ką kartais ir tenka pamokyti, tai fotografija arba videografija, tai tiesiog kas susijęs su filmavimu, fotografavimu, tai galbūt šitą dalyką, o jeigu taip labiau iš mokyklos dalykų, tai net nežinau, gal šokius kokius, teko šokti kažkada biškį, tai gal ten kažką sutrepsėčiau. Kokius šokai? Sportinius, tautinius, biškį ir šiuolaikinius. Tokių teko. Mokyklos laikais, čia dar senais laikais. Supratau. Toliau, Benas Lapinas klausė, kas padeda nenustoti tobulėti?
Ačiū Benai už klausimą. Kas padeda nenustoti tobulėti? Wow. Negalvojau apie šitą klausimą. Kas padeda nenustoti tobulėti? Sunkus klausimas. Tikriausiai man asmeniškai atsakinėjau už save. Man asmeniškai tai tikriausiai noras, žodžiu, žiūrėkit, aš taip biškai privesiu žodžiu iki to dabar atsakymo. Tai, žinot, yra kelionės, taip, yra kelionės, viskas įskaičiuota. Kai kurie žmonės mėgsta labai tas kelionės, kur viskas įskaičiuota. Ir tu nusiperki, tau dėl nieko nereikia parinti, žodžiu, ir tu ten viską įmi, visus ten gėrimus, maistus, ten pramogas, baseinus, whatever. Tai aš taip pat į gyvenimą žiūriu, man gyvenimas yra kaip viskas įskaičiuota. Aš viską noriu pasimti, ką tik tai galima, žodžiu, iš to gyvenimo, nes viskas tau yra paduota, tau tik pasimti reikia. Tai mane gal ir skatina arba... Koks buvo klausimas? Ten žodis buvo labai gerai. Pamiršau, priminkit. Kas padeda tau nenustoti tobulėti? Va, kad nenustoti. Tai žodžiu, man padeda nenustoti tobulėti. Galbūt tas noras tiesiog kuo daugiau pasimti šito gyvenimo. Nes aš suprantu, kad mano laikas, kaip ir kiekvieno dėja mūsų, mėly žiūrovai, taip pat yra suskaičiuotas šioje žemėje. Ir rytojus gali ir nebeišaušti. Okay. Tokia yra tiesa. Tai aš kažkaip kiekvieną dieną stengiuosi, man atrodo, pasimti maksimumą iš tos dienos ir būna, tai nereiškia, kad mano čia visos dienos, aš ten bėgu, vaivorykštės tenai, tik tai, wow, saulė šviečia ir viskas nuostabu ir aš tiesiog su šypsena lėkiu per javų laukus, žodžiu, bet čia taip labai vaizdingai bandžiau perteikti, bet būna ir faktas tų kažkokių blogesnių dienų ir taip toliau, bet pagrindė vis tiek, man atrodo, tas noras, turėjimas tikslų daug ir noras juos pasiekti tos tikslus, tai vat ir skatina tobulėti ir būti kiekvieną dieną geresnė savo versiją. O taip pat minėjai, čia dabar labiau palyginimą padarysiu būtent kelionėm ir tikrai nepaslaptis, jo keliaut mėgsti. Labai. Tai norėjau paklausti, kokios tavo suplanuotos šių metų kelionės? Gerai, jeigu paklausėt, tai aš tada galiu. Šiaip tai jau. Ne. Kokia mėgstamiausia tavo jau aplankyta šalis ir kodėl? Mano mėgstamiausia aplankyta šalis ir kodėl? Nežinau, ar šalis galėčiau pasakyti, man kažkaip atrodo, vieną kartą nukeliavus galbūt yra šiek tiek gal per sunku iš karto sakyti apie šalį, tai čia gal labiau priklauso nuo, noriu sakyti, experience, patirties, atsiprašau, čia tas anglų kalbos mokytojai, žinot, kartais angliškų žodžių gali dėti, bet mes pasitengsime išversti visiems žiūrovams. Tai, žodžiu, patirtis, kuri galbūt toje kelionėje ar toje šalyje, kurią tu turi, nes aš atsimenu seniau, kai su draugais ten, tarkim, kalbi, sako, aš va ten buvau Barcelonai, man tai čia tragiškiausias ten miestas. Man ten, pavyzdžiui, tai vienas nuostabiausių miestų. Tai viskas priklauso, man atrodo, kokią tu patirtį gauni, su kokiais tu žmonėm vyksti, kas tau patinka kelioniai. Vieniems sakau, patinka viskas įskaičiuota, aš nesu tokioje kelionėje buvęs ir nėra tai mano prioritetas galbūt. Man labiau patinka kažkokios daugiau veiklos, veiksmo, gamtos ir panašiai. Tai šiaip vienas įsimintiniausių galbūt kelionių tokių kaip tai Karibų salos, tai faktas tokia biški galbūt ir Atlanto vandenynas ir tas visas, nežinau, spalvos ir šiaip kultūra ir gyvenimo būdas, kuomet skiriasi, tai buvo labai labai įdomi kelionė. Už Atlanto dar Amerikoje teko irgi būti New York'e, tai įsimintina tokia irgi, sakyčiau, kelionė, nes patirtis, kurią aš tenai turėjau, tai buvo, taip sakant, top notch, žodžiu, viskas tiesiog, žodžiu, vien ten, nežinau, suorganizuota, ten tokia buvo kind of darbinė, sakykime, kelionė, tai buvo suorganizuota, suplanuota, viskas, tau nieko nereikėjo pačiam galvoti, nieko nereikėjo pačiam daryti. Kalėdinių laikotarpių, tai tu kaip filme vaikštai vienas namuose ir ten dar 111 filmų, kurie filmuoti, 1000 filmų, kurie filmuoti New York'e. Tai, žodžiu, ir prisimeni tas vietas, atpažįsti, tai tokios ir nostalgijos kažkiek, ir žodžiu, tokių visokių niuansų. Tai, o Europai tai gal kultūriškai labiausiai, kas buvo tokios įdomios šalys, tai kurios teko aplankyti, tai Šiaurės Makedonija buvo,
Gruzija, Turkija, man labai kažkaip rytų šalis patinka, aš, man atrodo, praeitam gyvenime kažkur ten rytuose gyvenau, man tokia muzika arabiška, labai patinka. O koks yra tavo didžiausias, jeigu turi autoritetas gyvenime? Didžiausias autoritetas gyvenime, tai esu aš pats savo, kai stoviu prieš veidrodį ir kai matau savo didžiausią potencialą, ką aš galbūt galiu pasiekti ir ką aš galiu padaryti ir kaip aš galiu būti geresnė savo versija, tai aš matau ateities, aš esu savo autoritetas. Tai man atrodo, kad maksimum tiek, kiek gali išnaudoti savo potencialo bet kokioje, nežinau, gyvenimo srityje ar bet kokiame absoliučiai šiaip kontekste, tai yra mano didžiausias toks autoritetas, sakyčiau. Jeigu jau taip labai jau čia taip neišsisukinėjant nuo klausimo, čia kad nebūtų, taip. Ir jeigu tikrai įvardint žmogų, tai gal arčiausiai to, sakyčiau, būtų mama. Tai tiesiog visos, man atrodo, vertybės, kurias augant įgavau, žodžiu, ir kurios buvo dėgiamos ir visas auklėjimas ir viskas, tai visą tai kaip irgi, kaip galvos mamos požiūris į tam tikrus dalykus sutampa. Yra kas nesutampa, yra kas sutampa, tai tie teigiami dalykai visi arčiausiai gal irgi to būtų kaip pavyzdys ir kaip autoritetas. Tai. O šiaip kaip sutari, koks santykis su tėvais, su šeimos nariais ir taip pat girdėjau, norėčiau, kad papasakotum apie tėtį. Tai taip, galvoju, kaip. Tai su šeima, tai man atrodo, čia vienas dalykas, dėl ko labiausiai gal galiu didžiuotis, tai kad santykių, kurį turiu su savo šeima, tai faktas, kad už tai aš esu dėkingas tik tai savo tėvams už tą santykį, nes jie būtent, nežinau, mane užaugino, man įdėkė tam tikras vertybės ir mane išauklėjo taip, kad tas santykis jis būtų puoselėjimas ir aš turiu artimą labai ryšį su savo tėvais ir savo mama, sese. Su sese gal šiek tiek dar mes iš paauglystės išėję paauglystėj nebuvo, taip sakant, kelias rožėm klotas su sese, bet kažkaip man atrodo, kai suaugam, tai po biškį tas jų santykis jisai keičiasi ir yra dar kur. Ir man pasistiepti, manau, bet viskas, žodžiu, on the way. O jo, su mama santykis mano labai geras yra ir aš labai esu dėkingas už visas, nežinau, pamokas ir patirtis. Labiausiai tai galbūt, kai paauglystėje gal buvau, tai už visą pasitikėjimą ir už visą galimybę būti atviru. Tai čia tiesiog hands down mano geriausias dalykas nutikęs gyvenime. Tai vat, žodžiu, o tėčio aš jau neturiu, šią vasarą su tėčiu atsisveikinau ir tėtis tenai. Tai žodžiu, bet jo, tai tokia žodžiu, bet aš labai esu dėkingas už visą laiką, kurį aš turėjau kartu. Ir kuomet netekau tėčio, tai aš labai atsimenu, galvojau, visada, aišku, yra tas toksai, galvoju, kodėl čia aš taip galbūt, nežinau, gyvenime nutiko man, būtent ne kažkam kitam, bet tada supranti, kad gyvenime yra du pasirinkimai, tai yra bet kokioje situacijoje yra du pasirinkimai, mėly žiūrovai. Tai žodžiu yra arba jeigu tau kažkas nepatinka, arba tu esi kažkur nelaimingas ir panašiai, tai tu kažką darai dėl to ir keiti. Arba jeigu tu negali to pakeisti, tai tu su to susitaikai. Ir kuomet tu susitaikai su tuo, tada viskas pasidaro žymiai lengviau. Tai aš esu dėkingas už visas pamokas išmoktas. Labiausiai esu dėkingas už tai, kad mačiau, galėjau patirti ir matyti. Aš tai sakau, aš taip mamai sakiau, tai aš taip ir sakau, tobulos šeimos pavyzdį tiesiog ir tobulų santykių pavyzdį ir niekada gyvenime nesu girdėjęs, kaip mano tėvai ten pyktus ar kažką ir man tai atrodė normalus dalykas, kad visi taip gyvena, visos šeimos ir tada supranti, kad tikriausiai ne visi. Ir
jo, kad aš tiesiog mačiau, ką reiškia besąlygiška meilė, rūpestis ir man atrodo, tai buvo viena didžiausių pamokų mano gyvenime, kuri labai daug sukėlė ir apmąstymų ir labai daug, manau, atneš ir ateityje teigiamų dalykų. Tai va. Supratau. Grįžkime biški prie linksmesnių temų. Taip. Tai grįžtam prie kelionių ir manau, dalis tavo kelionių yra su Erasmus Plus programa, tiek kaip dalyvis, tiek kaip fasilitatorius. Ir man buvo įdomu, kaip tu patekai į būtent fasilitatoriaus rolę, iš kur ta idėja, kodėl nusprendėjai to būt. Nes vis tiek nėra dažnas žmogus, kuris tokią pareigą atlieka. Tai Erasmuso visos kelionės prasidėjo daugiau negu prieš 10 metų, kuomet, kai mokiausi mokykloje dar vidurinėje ir pirmą kartą Erasmuso projektą išvažiavau gal 7 klasėje. Tada kelis kartus išvykau su mokykla, po to pradėjau 10 klasėje savarankiškai pildyti, paraiškas ir vykti nepriklausomai su įvairiom organizacijom Lietuvoje. Tai kažkaip užsikabinau su to Erasmusu, nes Erasmusas tai tiems, galbūt kas nežino, tai čia kalbama apie trumpalaikius Erasmuso mainus, kuomet išvyksti... Reklama. Išvyksti į užsienį. Ne, dėja, Europos komisija nefinansuoja šitas reklamos, bet pasidalinsiu. Tai žodžiu, kuomet tu išvyksti į užsienį, tarkime, savaitį laiko, plius minus, su tam tikra grupe žmonių, ten kokie ir galėtų būti 10 žmonių, tarkim, lietuvių, ir išvyksti į kažkokią šalį, sakykime, Italiją, ir tu Italijoje tenai atvyksta dar iš skirtingų šalių žmonių ir tu visą savaitę gyveni kartu, yra projekto tema, tu įgyvendini projekto tikslus kažkokius, tai, žodžiu, kartu ten valgai, juokiesi, verki, žodžiu, viską veikia tas visas dienas, tai iš tikrųjų labai daug ir sužinai apie skirtingas kultūras, patobulini savo anglų kalbos žinias, susirandi draugų. Tai pavyzdžiui, aš tikrai visoje Europoje tikrai turiu, kiekvienoje šalyje yra bent keli žmonės, kurie žinau, kad tikrai atvykęs į šitą šalį ar ten į miestą kažkokį, aš tikrai žinau, kad galiu jiems parašyti ir susitikti, jeigu norėsiu kavos, pas kitus galiu ir nežinau, pernakvoti ant sofos kur nors, tai man labai kažkaip smagu ir gera žinoti, kad tu pasaulyje kažkur dar turi draugų, nes tas ryšys, kurį tu užmesgi per atrodytų trumpą laiką, bet dažnai kai pagalvoju, kad tiek laiko praleisti, tarkim, 10 dienų, 24 valandas per parą, matyti žmogų įvairiose situacijose ir stresinėse, ir labai laiminga, ir galbūt labai liūdna, tai tu dažnai net savo draugų rate gali nepatirti to ir kartais su draugais gali laiko mažiau net praleisti kai kuriais. Tai labai tas ryšys jisai susiformuoja ir dėl to labai yra smagu ir gera kažkaip sugrįžti ir naujų tų ryšių užmegzti. Ir žodžiu, tada kažkaip gavosi taip, kad vieną kartą mano kolegė ir draugė, kuri irgi fasilituoja projektus, pasikvietė jai padėti fasilituoti projektą. Tai čia buvo prieš kokius 3 metus. Ir pasikvietė padėti jai fasilituoti. Man patiko, jai patiko, tada mes kartu fasilitavom ir dabar galiausiai jau laukia projektas irgi dar vienas dabar kovo gale fasilituoti. Žiūrėsim. O aš šiaip ir pati dalyvavau vienam Erasmuse, tai gyvai mačiau, kaip dirbi kaip fasilitatorius. Ir taip pat norėjau paklausti, tos užduotis, kurias duodi, tos veiklos visos, ar tu iš savo pačio patirties jas traukiai, kadangi nuo jaunesnio amžiaus dalyvavai tose Erasmusuose, ar iš kur traukia tas užduotis veiklas ir taip toliau? Tai visos tos neformalaus ugdymo veiklos kažkokios, tai jos dažniausiai yra iš kitų, tarkime, projektų galbūt, galėtų būti, tai kai vyksti kažkokius tai ir mokymus ir pats į projektus kažkokius, tai prisigaudai kažkokių idėjų, bet iš tikrųjų jos labai kartojasi ir kai tu
nemažai visai esi jau vedęs tų projektų, tai supranti, kad noris kažko naujo. Tai mes iš tikrųjų su mano kolegė tai esam ir patys savo sugalvojam metodų ir sukūrė, nes tu tiesiog pagauni galbūt principą, kaip veikia neformalus ugdymas ir kaip veikia tam tikras, nežinau, tikslas, kurio tu sieki, ar tenai tu sieki, kad žmonės susipažintų tarpusavį, ar tu sieki, kad žmonės pažintų save labiau galbūt, ar tu sieki, kad žmonės atsivertų, ar tu sieki, kad, nežinau, būtų fun tiesiog. Tai priklausomai nuo tikslo, tu jau po to gali pats niveliuoti, žodžiu, ten tuos visus metodus ir kurti savo, ar kažką tai pakeisti galbūt, matyti, kas geriau veikia ir taip toliau. Tai įvairiai, tai ir ieškai, bet nėra tokios kažkokios bazės, kur tu galėtum tai pasimti ir ten atsivertęs matyti tūkstančius tų metodų, tai jie iš tikrųjų labai limituoti yra, kai tu pradedi dirbti ir tu matai išvažiuoji į užsienį ir viskas tau pažįstama, tu žinai, kaip bus, tai labai faina ir labai smagu, kai atsiranda naujų kažkokių dalykų ir tada gauni pats įkvėpimo, tai man teko dalyvauti lapkričio mėnesį, buvau į Italiją išvykęs į mokymus, tai tikrai daug tokių idėjų pasisėmiau, tai ir formaliam, ir neformaliam ugdymui. Tai man tai yra labai svarbi dalis, kad aš galėčiau šiek tiek pakeisti ir aplinką ir gauti kažkokių tai naujų patirčių. O dar minėjai, kad, minėjai tas patirtis, kurias turi su žmonėm ir kad gauni ryšių ir šiaip ar pats, vis tiek daug keliauji, ar pats dažnai pasinaudoji tais ryšiais, gal net iš senesnių laikų, ar būna, kad ten parašai kokiam draugui Italijoje, kad ar galiu pas tave apsistoti, su kuriuo nebendravai gal 5 metus? Pastaruoju metu tai ne tiek, bet seniau gal labiau būdavo, dabar daugiau tos kelionės jos gaunasi tokios, galbūt jau neturiu, kai dirbu mokytojui tiek tokio laisvo grafiko, galbūt kokį seniau turėdavau, tai tos kelionės jos būna galbūt tikslingesnės ir tai būna mokymai kažkokie ir panašiai, bet šiaip yra ir turiu ir draugų, kurie gyvena ir užsienį, tai paskutinį kartą kai išvykau į mokymus, tai aplankiau dar ir draugus Ispanijoje, tai priėmė mane, tai esu be galo dėkingas ir žiauriai smagu pabūti, žodžiu, ir pasikečapinti, žodžiu, kaip čia dabar čia taip išversti, žodžiu, updatinti, vis toliau lendai gilesnė duobė. Žodžiu, pasikalbėti, pasipasakoti, kaip sekasi vienas kitam. Tai labai gera ir smagu tiesiog, kad tai gali padaryti ir ne Lietuvoje. Ir iš tikrųjų yra draugų, kurie tikrai išvykę užsienyje gyvena, kas mokosi, kas jų ir šeimas kuria užsienyje. Tai labai gera matyti pažįstamus veidus ir kažkaip net, kuomet dar tavo aprodo tą, nežinau, miestą, šalį. Tai irgi vėl kitokia patirtis. O tęsiant apie draugus, manau, visi žinom, jog esi pakankamai populiarus internete, šiek tiek populiarus. Aš šito tikrai nežinojau, papasakokit. Kažkiek esi populiarus internete ir pažįsti visai populiarių žmonių. Tai būtų klausimas, koksai yra žymiausias žmogus, kurį galėtum... Gerai, čia labiau 2 klausimai. Žymiausias žmogus, kurį esi sutikęs, gal kažkiek pabendravęs, ir žymiausias žmogus, kurį galėtum vadinti draugu, su kuriuo taip artimiau bendrauji. Gerai, o tai apibrėžkime įžymus žmogus tada man savoką. Žinomas, kurio tai aš jau pasakius. Jau sakai, kad aš esu žinomas. Kažkiek. Tai. Gerai, kalbam apie žinomus žmonės mūsų žiūrovams. Tai žmogus, kurį įsivaizduoji, kad pasakius vardą pavardę, žinotų apie ką kalba ir įsivaizduotų kaip žymybę. Žinokit, negaliu. Gerai, galima iš naujo dar klausimą. Taip. Koks įžymiausias žmogus, kurį pažįsti ir kitas arba... Bet jis nebūtinai lietuvis. Kurį gali vadinti draugu. Jeigu kokią Billie Eilish pažįsti, tai įdomu būtų pasipasakoti. Nepažįstu arba negaliu atskleisti to.
nesakysiu, kuris čia variantas, bet Ar teisingai supratau? Ar renkiesi drąsą? labai nenoriu atsakinėti šitus klausimus, nes iš tikrųjų nežinau, kažkaip man tiesiog dabar galvoju, čia aš neišsakinėjau nuo klausimą, aš tiesiog galbūt noriu argumentuoti, kad kiekvienam, aš nežinau, tas įžymumas kažkoks ar žinomumas gal yra toksai labai šiuo metu ir ypač galbūt jaunų žmonių siekiamas, žodžiu, ir labai norimas kažkoks dalykas, bet ne visada yra taip viskas gerai ir fainai, kaip tu galbūt matai. Ir dažnai yra visokių peripetijų, kurių žmonės nemato apie kažkokius žinomesnius žmonės. Ir tikrai taip yra mano draugų rate, tų draugų, kurie jie turi ten, nežinau, ir galbūt followerių daugiau Instagram'e, ar ten kokiam TikTok'e, ar jie šiaip yra žinomesni kažkur kitur. Bet labai yra juokinga, nes daugiausiai, tarsi didžioji dauguma tų visų draugų, jie yra nuo seniau, kai jie nebuvo galbūt tokie populiarūs, kai jie arba pažįstami kažkokie, kai jie nebuvo kažkokie tai ten žinomi tiek ir tiesiog dabar taip atgavosi ir tada atrodo, kad ten visus pažįsti. Bet kitas dalykas, mano tie visi hobiai ir kažkokios kitos veiklos, kaip fotografavimas, pavyzdžiui, aš seniau šiek tiek daugiau kūriau, pavyzdžiui, turinio, tai tiek ir influenceriam, lietuviškai nuomonės formuotojams, tiek ir turiu draugų dainininkų, tokį visai, sakyčiau, nemažą ratą Lietuvoje. Ir kai tu pažįsti vieną žmogų, tu pažįsti ten, nežinau, susipažįsti su kitu žmogum, tai taip ir gaunasi, kad tas visas toksai burbulas, kai žmonės sukasi panašiame kažkur. Lietuva labai maža ir kai panašiu kažkur tai, žodžiu, panašiame rate sukiesi, tai taip ir gaunasi. Tai aš tiesiog negaliu atsakyti iš tą klausimą, nes aš bijau, kad aš įžeisiu, ką nors po to sakys, tai kodėl ne mane pasakei. Tai gerai, aš tada tiesiog iš tą klausimą renkuosi traukti drąsą. Ir negaliu atskleisti iš tikrųjų nuoširdžiai tokį žinomiausią žmogų pažįstu, tai kažkada ateityje galbūt mes dar galėsime pasidalinti šitą valstybinę paslaptimi. Kaip dramatiškai būtų. Neišlankstyktų jų. Gerai. O man dabar skaityti garsiai? Aš galiu perskaityti, jeigu bijai skaitytų. Madų šou. Jokūbo geriausi fitai. Tai kaip čia tai reikėtų dabar? Taip, tai aš galiu paaiškinti. Tai kažkurią dieną turėsi atsinešti savo geriausius fitus į mokyklą. Mes tą padarysim būdelę ir galėsi koridoriuje padarysim tau tokį takelį gražų, muzikytas uždėsim ir čia prieš visus galėsi pasirodyti, koks stilingas esi. Wow, aš galiu atsakyti klausimus dėl to. Aš norėčiau atsukti laiką atgal. Mes galimgi iškirpti šitą. Taip, lygiai. Ir mes įdedam atgal lapelį, aš atsakau klausimą ir man čia mažiau skaudės. Supratau, o galiu aš, pavyzdžiui, aprengti kitus savo rūbais, kad man pačiam nereiktų. Čia galėsi, manau, pagalvoti. Nes čia galbūt net įdomiau. Bet pats turėsi pasirodyti, bent vieną fotografą. Žinoma, kitus galėsi modelius susirinkti visus modelius iš mokyklos ir aprengti. Super, gerai. Taip, tai šitą šiaip. Neužmiršiu gal. Gerai. Aš užsirašysiu specialiai. Tai, tęskime. Ir kad jau tokią įdomią užduotį įsitraukiai, tai realiai tai norėčiau paklausti, tau labai rūpi tavo stilius. Kas taip sakė? Aš taip niekada nesakiau. Bet prašau. Tu atkreipi dėmesį į savo aprangą, taip? Aš renkiesi, kiek laiko ryte užtrunkė, kol įsirengi outfitą? Zero. Aš atsiprašau už angliškus žodžius, bet kadangi outfitas, lietuviškai tai galiu. Apranga. Aš išversiu, viskas gerai. Tik man priminkite, jeigu reikia išversti. Žodžiu, iš tikrųjų tai dažniausiai, šiaip priklauso nuo dienos, ką aš dabar galvosiu, bet reikia atvirai sakyti. Tai priklauso nuo dienos. Būna kartais galvoju, reikia kažką čia sugalvoti įdomesnio apsirengti. Būna kartais galvoju, nesvarbu. Rūpus miltai. Nesvarbu, galvoju, ką norėsiu, tą apsirengsiu. Galvoju, vis tiek gerai atrodysiu ir tada užsidu beleką. Ir iš tikrųjų, kai užsidu beleką, tada ir būna. Čia būna, wow, kaip jūs čia gerai atrodot, mokytojus sako man ten kolega.
Mokytojų kambaryje, sako, nuostabiai atrodote, ponas kolega. Bet šiaip tikrai nededu iš tikrųjų daug jokių pastangų ir man šiaip iškai net kartais juokinga, nes aš tikrai turiu draugų, kurie yra ir stilistai, kurie galbūt, kurių aš stiliumi ar kažkokiu tai, nežinau, skoniu labiau net pasitikiu negu savo, bet tai aš taip kažkaip kartais jaučiuosi, galvoju, aš tai čia beleką iš tikrųjų darau, man čia kažkaip tiesiog biškai gal gaunasi kažkaip gražiau atrodyti. Ir viskas. Nu, bet viskai, bet kaip nesigauna. Aš manau, kad tiesiog yra gal įgūdis kažkoks tai iš seniau galbūt likęs, kad tiesiog mano spinta jau yra antiek atfiltruota tais rūbais, kad man nereikia galvoti, ką rengtis, aš tiesiog pasiemu rūbai, užsiduriu viskas. Tai aš ten kažkaip, kažkokių ten schemų, kur aš ten ką jungiu, deduosi, rengiuosi, kokias ten koinės ten, žodžiu, kad priderint prie akių spalvos, čia prie kokio guzo ten ir mėlynės, tai tikrai ne. Man jokios skirtumo. Aš tikrai taip, nuoširdžiai sakau, aš tiesiog manau jau yra basicas, tai yra, žodžiu, yra pagrindas, kuris yra jau gerai iškočiotas ir aš tiesiog bet ką įmu atiduosiu ir taip ir gaunas. Bet ačiū, smagu, kad pastebi. Reiškia, ne veltui buvo tas įgūdis ugdomas. Bet visgi yra ir prastų tavo tų outfitų. Prastų. Ne. Kas tau buvo nutikę? Ką norėjau pasakyti, tai kad, gerai, sakai, kartais tiesiog pasiemi bet ką, užsimeti ir taip, ir gražiai gaunas. Man taip nesigauna. Tai aš manyčiau, kad gal dar paslaptis yra drabužiuose kokybiškuose ir gal net branguose, tai būtų klausimas, kiek kainuoja tavo spinta? O, wow. Tiek tikrai neuždirbu, kiek kainuoja. Galiu pasakyti, ne, šiaip neįsivaizduoju. Bet nemanau, kad kosmosą ten kainuoja. Ta prasme, tų rūbų aš tikrai, kaip mano kai kurie draugai ir mama pasakytų, turiu per daug ryškiai, bet... Kaip mes visi. Jo, bet aš iš tikrųjų labai mėgstu, aš mėgstu kokybiškus daiktus. Tai kokybiškas daiktas nebūtinai yra brangus daiktas. Kokybiškų daiktų šiais laikais tikrai galima rasti įvairiose vietose. Pavyzdžiui, padėvėtų drabužių parduotuvėse. Tai aš iš tikrųjų pas mane tikrai daug rūbų yra iš Humano, sakykime. Antroji reklama. Ne reklama. Arba iš Humanos internetinės parduotuvės Think Twice, kur, žodžiu, jie atrenka geresnės kokybės tiesiog rūbus ir juos gali nusipirkti internetu arba gyvai atvykęs kartais, kai jie daro, žodžiu, gyvus pardavimus. Tai, žodžiu, tai daugiausiai galbūt yra net iš tokių. Tada turiu ir kažkokių, nežinau, ir dovanų, turiu ir tų paprastų, sakykime, ten kažkokių džinsų ar kur kaip iš Zaros ir taip toliau. Tai šitą klausimą gal daugiausiai, brangiausiai gal būtų batai, aš manau. Tai, susidėtų, jeigu tokia būtų dalis, kas daugiausiai kainuoja. Tai aš biškai turiu čia tą ligą su batais, iš tikrųjų, aš toks, bet aš galvoju, pasveiksiu kažkada, tai viskas gerai. Bet dabar turiu daug batų ir jie tiesiog vis ateina kažkaip. Tai. Batai jie vaikščiat moka. Taip. Linkiu pasveikti. Ačiū. Ir... Rytoj gaunu naujus batus beje. Užsisakiau. Man tiesiog tai būna. Kažkaip pamatau, galvoju, ką aš negaliu sau leisti. Galvoju, galiu. Neturiu aš nei vaikų, nei šunų kokių. Man tai viskas, aš batus pirku. Mano investicija yra batai. Taip. Tada turiu klausimą. Taip. Kada paskutinį kartą melavai? Kam ir kodėl? Ir ar jau spėjai pameluoti per šitą interviu? Per šitą interviu dar nespėjau. Kada paskutinį kartą melavau? Aš žiauriai nemėgstu melagių. Tai labai stengiuosi ir pats toks nebūti. Bet būna situacijų, kuomet galbūt iš geros širdies tik tai nebent tas melas išlenda. Arba... Tas baltas melas? Čia baltas, juodas, ten spalvotas, koks ten nori, kaip ten pavadinsi, bet
Kada paskutinį kartą melavau? Ir ką reikia nepasakyti? Nu, ką, kam, kodėl. Nu, situaciją paaiškinti. Nuoširdžiai neatsimenu. Nu, nesugalvoju, ką aš galėjau pameluoti. Ai, nu gerai. Nu, sakykim, čia mano vienas didžiausių galbūt būtų melų. Tai kartais, kai galbūt tingiu veltis į kažkokią diskusiją su žmogumi, tai nu toks čia ir melas, čia tiesiog galbūt nuslėpimas tiesos, aš taip pavadinčiau. Tai nežinau, arba kai žmogus paklausė, kaip jautiesi, nu ir jeigu aš ten matau, kad aš nenoriu tam žmogui ten pasakot, kaip aš jaučiuosi, tai aš ir pasakysiu, kad aš jaučiuosi gerai, nors iš tikrųjų aš galiu ir gerai nesijausti. Tai va čia toks gal būtų labiausiai melas. Tai va. Nu, supratau. Nu gerai, tada paliekam šitą. Labai neįdomus atsakymas buvo, nemeluosiu, šiaip tikėjaus geresnio. Nu tai kad nemeluoju, aš nežinau, ką man dabar čia. Dabar primeluot. Galiu pameluot, kad meluoju tada. Pameluot, kad meluoju, žodžiu, ir sugalvoti kokią istoriją. Ai, gal nemeluok. Nors šiaip gali prikurt. Dabar tiesiog prikurt. Pažiūrėt, Nu galiu pasakyti, šiaip žodžiu, jeigu man reikia, tai niekas nesužinos, kad aš meluoju, bet aš niekada nemeluoju. Žodžiu, yra buvę situacijų, yra buvę. Yra buvę, pavyzdžiui, situacija, atsimenu, kur, nu, taip, bet aš buvau jaunesnis, tada galbūt biški kitaip žiūrėjau. Tai buvo, atsimenu, 10 klasiai ir, žodžiu, buvo tokia situacija, kad... Čia meluoja ar realiai sakai? Čia reali situacija, bet, žodžiu. Ir buvo tokia situacija, kad 10 klasėje mano laikais tai buvo populiaru tokie, žodžiu, vadinami plotai. Tai per tuos plotus, žodžiu, ten vykdavo, nu, kaip sakant, tiesiog vakarėlis. Ir atsimenu, per tą vakarėlį buvau ten kažkurio metu vakarėlio, žodžiu, balkone ir su kažkuo ten, žodžiu, kalbėjau. Ir atsirėmiau į balkono langą. Ir čia viskas vyko pas... Ne mano namuose, o, žodžiu, draugo namuose. Atsimenu, atsirėmiau į langą ir tas balkono langas iškrito ir sudužo. Ir va tada, aš atsimenu, mes greitai ten grįžom, kur visi. Mes taip, nieks gal nesužinos ir nepastebės, sakykime. Ir, žodžiu, ir gavosi taip, kad ten po kažkiek tik laiko kažkas ten išgirdo bum kažkokį ir pamatė langą. Nu, žodžiu, tai tada neprisipažinau tuo metu, man atrodė baisus dalykas. Ir galbūt, sakom, čia nuo skersvėjo, nuo vėjo tas langas iškrito. Bet viskas buvo gerai, nes lygiai taip pat ir buto šeimininkai sakė, kad čia tikriausiai jau nuo skersvėjo taip nutiko, žodžiu, ir tas langas iškrito, tai aš taip... Nu, va tada pamelau. Tai va atsimenu tokį įvykį. Bet šiaip, taip nelabai kažkaip man sekasi. Nu, supratau. Tai tęsiant su tokiais įdomesniais klausimais, norėčiau paklausti, koks yra drąsiausias, gal ir kietingiausias, bet, sakykime, drąsiausias dalykas, kurį atlikai viešoje vietoje. Gerai, vieša vieta. Tai aš šiek tiek esu mokęsis šiaip teisės, tai vieša vieta yra viskas, netgi šiaip tai, jeigu ką, ir pro jūsų namų langus, jeigu jūs ten stovite ir matės, tai yra vieša vieta. Vienintelė ne vieša vieta, tai kur nėra langų, ten tualetė realiai. Tai, bet gerai, čia juokas toksai buvo, bairės. Neįsisukinėjom. Neįsisukinėjom. Drąsiausias dalykas, kurį... Nu, žinokit, aš bijau, kad mane iš darbo atleis, jeigu aš čia pradėsiu pasakoti, žinokit, dalykus, nes man drąsos tai tikrai netrūksta. Ypač seniau, galbūt ir trūko proto, tai netrūko drąsos, bet, nu, buvę yra daug, visokių juokų, ypač ir kelionės, ir užsienyje.
Tai man reikia pagalvoti, koks yra senaties terminas tam tikrų dalykų. Ir ar aš galiu čia pasakot. Ir ar manęs po to ten Interpolas koks nesusiras. Ne, šiaip jeigu rimtai, tai reikia pagalvoti, nes dabar galvoju viešoje vietoje kažkokį drąsų dalyką. Ką tu čia rodai? Ai, ne, aš tiesiog nesugalvoju, aš tai noriu atsakyti šitą klausimą. Man tiesiog biškai sukasi smegenai. Kaip čia, žodžiu... Atsimenu, prisimenu vieną dalyką. Nu tai, nes tikrai nesugalvoju. Pagaliau. Tai taip, čia 20 minučių jau, ką iš tikrųjų buvom. Jo, mes sukarpėm. Sukarpėsim, tai, žodžiu, atsimenu dalyką, tai galbūt, kai buvo toje pačioje Karibų kelionėje, tai, žodžiu, su draugais bridome nuogi maudytis į Karibų jūrą, žodžiu, vidury baltos ten dienos. Tai, nu, čia kaip ir skaitosi viešoje vietoje ir sakyčiau toks visai drąsus dalykas, nes galbūt kažkam tai kažkoks tabu būtų, bet labai fun, labai smagi patirtis ir, žodžiu, žiauriai faina. Po to paneri nardai ten. Ir, žodžiu, ir juokėsi ten. Visiems labai juokinga, bet žiauriai smagu ir labai gera. Tai va. Nu, supratau. Bet... Tada guli, va, taip paplūdimy. Visi nuogi guli ratu. Kaip dabar atsimenu? Kojytėm, taip. Jo. Wow. Nu, bet kartais tie drąsūs tokie pasirodymai gali davesti ir iki įstatymų pažeidimų. Tai klausimas būtų, ar esi pažeidęs įstatymą ir dėl to buvęs baustas? Taip, esu. Prasiplėsk. Klausimas buvo tik tai, ar esu. Tai žiūrėk, šalia prirašyta, pasipasakok. Yra buvę, kai buvo 16 metų. Nu, vat matot, 16 metų tai buvo kertinis tikriausiai lūžis, kuomet ten kažkas biški daugiau dar nesiformavo. Taip tai sakant, prieš kaktiniai žieviai. Tai yra buvę situacija, kad teko, buvo parvežus policija mane namo. Todėl, kad nepilnametis, paauglys buvo pavartojęs, taip sakant, alkoholio. Pasakysiu, kad nekiltų čia kažkokių tai jokių dar klausimų. Tai buvo pavartojęs alkoholio ir buvo parvežtas dėl to namo. Tai tik tai noriu pasakyti, kad tai nebuvo, kad mane kažkas rado gatvėje, trūkusi, plyšusi, o ten buvo labai tiesiog nepalanki situacija ir visiškai nieko, jokio, ten kažkokio, nežinau, neįtrau. Priešingai, tai buvo vienas nuostabiausių dalykų, kuris man nutiko šiaip gyvenime. Tai dabar galiu pasakyti, kodėl. Todėl, kad po to karto mane bent jau kaip tėvai auklėjo, tai visada man leido tėvai daugą ir realiai leido viską, bet leido ir juos nuvilti. Aš, kadangi žinojau, ko jie iš manęs tikisi ir kokiomis vertybėmis galbūt yra pastatytas kažkoks, nežinau, šeimos pamatas ar kažkas, tai aš nenorėjau jų nuvilti. Ir vat taip gavosi, kad atsidūriau situacijoje, kurioje nelabai kas nuo manęs priklausė, tiesiog vat, nutiko. Čia neišsiplėsiu, nėra labai tiesiog įdomu. Ir mane parvežė policija tada namo, atsimenu. Bet nuo to karto tai buvo tokios kaip durys. Aš ir šiaip mano iki tol buvo santykiai tikrai geri su tais, bet nuo to karto tai buvo tiesiog durys į tokią atvirumo visiškai tokią jūrą, kuomet nuo to karto tėvai mano žinojo ir visada viską, kur aš esu, ką aš veikiu, kad ir jiems kai kurie sprendimai nepatiko, tarkime, kad aš būdamas nepilnametis ten priėmiau sprendimą saikingai arba ne kartais vartoti alkoholį, tai buvo
kaip ir jie matė galbūt kokias, tarkim, nežinau, kaip aš reaguoju į tam tikras, kaip aš prisiemu atsakomybę galbūt už tam tikrus dalykus ir panašiai. Ir man atrodo, tas pasitikėjimas labai privedė prie tokio gero santykio tiesiog ir suvokimo, kad tu savo vaiko nuo visko tikrai neapsaugosi ir gali laikyti jį su grandinėm prirakintą, nežinau, prie radiatoriaus iki 18 metų ir tada paleis. Bet labai esu dėkingas už tą tiesiog laisvės suteikimą ir už tą gebėjimą ir nebijojimą klysti. Tai man čia pats geriausias dalykas, tikriausiai, ką aš pastebiu dirbdamas dabar, pavyzdžiui, su paaugliais ir su mokiniais, kad man yra be galo liūdna ir yra labai gaila tiesiog paauglių ir mokinių, kurių galbūt tėvai nesupranta jų arba kurie neturi tokio santykio su savo tėvais, nes man tai atrodė kaip duotybė, kad tai yra įprasta ir visi tą turi ir visi taip su savo tėvais bendrauja. Ir kai aš pamatau, kad kiti tėvai kaip galbūt kontroliuoja savo vaikus, čia aš jau labiau išsakau į neigiamą pusę, tai faktas, kad tai turi būti kažkokia galbūt kontrolė ir kažkas, bet kai nėra pasitikėjimo, kai kuomet, nežinau, vaikai nenori būti galbūt net namuose ten ar bijo pasipasakoti tėvams kažkokius dalykus, tai liūdna ir dėl to man yra kažkaip gal kartais norisi suteikti kažkokio tai ir tokio ir atvirumo, ir nuoširdumo, ir empatijos daugiau tiems žodžiu, visiems mokiniams ir paaugliams, su kuriais dirbu, nes kartais tikrai suaugusiai to stokoja. Tai aš esu labai dėkingas už tai, ką aš turėjau ir ką turiu, ir noris tiesiog tuo dalintis ir kad, žinot, kad, žodžiu, būna ir kitaip. Tai va. Supratau. O mes dabar jau judam po truputį link pabaigos. Tad koksai skandalas ar drama, kuriame esi dalyvavęs ar gal tiesiog pakliuvęs? Skandalas ar drama? Taip. Šiaip tai stengiuosi nesivelti jokius skandalus ir dramas, bet tai būna, kad nutinka situacijos gyvenime, žodžiu, kad pakliūni nenorėdamas, nes jis tam tikroje aplinkoje. Tai labai gerai gali pasimokyti iš tokių situacijų, kaip tam tikroje aplinkoje nebūti. Girdžiu atsakymą. Tai kad nesu pakliuvęs jokį skandalą ar dramą ir tikiuosi niekada nepaklius. Ne, šiaip aš gerai, aš tiesiog ištrauksiu drąsą, nes aš negaliu atsakinėti. Taip, aš suprantu. Čia pusiau angliškai, pusiau lietuviškai parašyta, tai aš išversiu. Išversk, mokytojas. Cooking show, lietuviškai gaminimo šou, laida, su Jokūbu pas Snaigę kabinete. Snaigė yra technologijų mokytoja, jeigu kažkas nežino. Taip. Dėl viso ko. Cooking show. Taip, ir kaip čia taip turėtų dabar įvykti? Gal man galite plačiau papasakoti? Tai darysim cooking show. Nežinau, ar gal sukviesim visus į Snaigės kabinetą. Visą mokyklą. Kad žiūrėt, kol tu gamini, bet manau, gal nufilmuosim, sumontuosim, įdėsim kur nors, kad visi galėtų matyti. Žodžiu, ištrauksiu tikrai savo geriausius receptus paruošiu. Kaip, beje, išduok paslaptį, ką kepsi, ką gaminsi. Oi, tikrai nežinau, dar reikia pagalvoti. Na, gerai pasirink. Pagalvoti. Aš norėsiu paragauti. Taip, tai turiu dar vieną klausimą, tokį įdomesnį. Kas ten buvo su Furito? Nes jau, manau, pusę mokyklos žino apie tai. Į šitą klausimą mes neatsakinėjame. Gerai. Aš ištrauksiu tą drąsą.
Prank call. Apgauti Išversk, direktorių, kad išeini iš darbo. O jeigu aš iš tikrųjų išeinu, tai ir apgauti nereikia. Juokauju. Juoko skambutis. Nu bandom. Dabar? Davai. Galime pabandyti Bet žinokit, jau yra po 5:13. Tai aš manau, kad jau po darbo valandų direktorius čia neturi. Gerai, ką man sakyti, gerai, aš išeinu iš mokyklos. Kodėl, sakys, kodėl tu išeini iš mokyklos? Sakys, ačiū Dievui, pagaliau. Ne, tai susigalvo kažkokią. Gerai, susigalvoju, kodėl aš išeinu iš mokyklos. Arba tiesiog dėl kažkokių priežasčių privačių. Man reikia girdėti dabar, žinokit, jau šitą. Gerai. Jūsų renkamas numeris nuo kovo 1 nebeveiks. Žinom. 8:0 numerio pradžioje. Oi, kaip juokinga, žinokit. Gerai. Susikaupėm. Ryšio net, mano yra geras ryšys. Kaip į laidinį telefoną skambinčiau, atrodo. Atsiliep, prašau. Nu, dar 2 pypsikai ir jau žinokit, yra nemandagu taip ilgai skambinti ir žmogus tikrai negali atsiliepti. Paskutinį. Dėja. Tai mes vėliau paskambinsim, jo? Perskambinau jau. Nu, dabar toks įdomesnis klausimas. Šitam tai taip rimtai pasiruošk. Taip galimai net drąsą trauksiu, bet taip rimtai pasiruošk. Okay. Pasiruošęs? Nu, Atsigerk pirmą. Aš jau pasiruošęs. Aš tikiu, atsigerk pirmą. Nu, klausau. Rinkis. Renkuosi. Visą gyvenimą. Akmenukas bate ar šlapios kojinės? Ilgai sėdėsim. Akmenukas bate ar šlapios kojinės? Taip. Priklauso, kiek ten tos šlapios tos kojinės. Nu, tokios, nu, pilnai taip įmerki į vandenį, dar taip pavolioji ir tada dėdies. O ir jos akmenukas visą kokio laiką. dydžio? Man daug klausimų, žinokit, kyla jūsų. Nu, akmenukas, nu, žinai, tokio dydžio, kur ne tiek, kad tu nejauti, bet tiek, kad jauti, bet, nu, jau tokį erzina. annoying. Jo, Gal atsiprašau, šlapios erzina. kojinės? Kažkaip. Žiauru. Jo, akmenuką ne, rinkčiaus. akmenukas. Ne, mane akmenukas šiaip labai erzina. Aš visada, jeigu bent būna bent kažkas, aš iš karto jau ten jau batą metu į sieną. Agresyviai. Juokauju. Iš karto išsikratau. Aš tai nesutinku su šito, nu, bet sakykim. Nu ir, manyčiau, jau pabaigai. Taip. Tai viskas, tiek mažai klausimų. Nu, aš jau galvoju, žinokit, daugiau čia paklausinėsit kažką. Nu, atsiprašau, gali dar pasipasakot, jeigu nori kažką. Ne, Tai prašau, pasakokit. Klauskit. Nu gerai, nenori apie save pasakot, tai apie teatro studiją gal nori paplepėti. Gal norėtum kažko palinkėti ar pasakyti kažką teatro studijai, gal šitai mokyklai. Gal man? Palinkėti. Nu jo, čia tai jau jo. Galėjau čia tai duoti ir pasiruošti. Palinkėti. Linkiu visiems teatro studijos nariams, žiūrovams, tau, Aurelija. Linkiu klausyti savo širdies ir visada, bet kokia gyvenimo situacija, statyti save į pirmą vietą ir stengtis kuo geriau pažinti save, kuo labiau susidraugauti su savimi, nes tokiu atveju su visais tau viskas bus čiki-piki, tu būsi laimingas, tu būsi patenkintas, nieks tavęs neerzins,
žmonės tave supantis bus lygiai taip pat tik tai, nežinau, pozityvios energijos, tai man kažkaip atrodo svarbiausias, labiausiai rezonuojantis dalykas, tai būti laimingu ir svarbiausia būti tikru prieš save ir pačius savimi. Tai tiesiog linkiu, būtent klausyti savo širdies ir eiti tik tai jums skirtų keliu. Ačiū. Ir dar kažką turiu, aš labai laukiu skambučio. Laukiu perskambinti, ne? Ką dar čia galiu papasakoti? Paklauskit jūs kažko dar manęs. Ką? Tai perduok linkėjimų. Perduodu linkėjimus. Nijoliai, Rosetai, Emilijai, Danieliui, Ivetai, Adrijui, Kristei, Viltei, Žadrydei. Palaukit, darysiu visą dar sąrašą. Sekundę, galima iš naujo aš perduosiu linkėjimus, gerai? Tai, kažkam kitam perskambina direktorius. Tai noriu perduoti linkėjimus. Augustui, Monikai, Paulai, Sauliui, Karolinai, Dominikui, Domui, Jonui, Smiltei, Augustui, Benui, Pijui, Mortai, Šarlotei, Karoliui, Vaivai, Emilijai, Richardui, Benui, Migliai, Ievai, Danieliui, Evitai, Lukui, Gretai, Maksimui, Aleksandrai, Liepai, Gretai, Karolinai, Egliai, Gvidui, Artūrui, Matui, Adrianui, Mantui, vėl kitam Mantui, Vakariui, Adomui, Gabrieliui, Brigitai, Jokūbui, Aristidui, Ramonui, Paulinai, Migliai, Emilijai, Nikitai, Orestui, Medai, Dominikai, Gyčiui, Anesai, Andželikai, Jūrui, Ievai, Sauliai, Einiui, Deividui, Gražvėliai, Akviliai, Mažvidui, Liepai, Austėjai, Augustui, Aušriniai, Kristijonui, Bartui, Jokūbui, Evelinai, Rimantai, Agniai, Karoliui, Monikai, kitiems perduosiu per kažkokį kitą podcastą, kurį mane pakviesti. Ačiū labai. Aš irgi norėčiau perduoti linkėjimų. Mam, aš tiek daug nevardinsiu, ką tu ten skrolinai, bet mamai, tėčiui, tada broliui, tada pusėseriam vėliau. Dar noriu Ivetai perduoti linkėjimų, mylim Ivetą, nes neperdavai, man atrodos. Iveta, taip, ir visiems kitiems mano mylimiems žmonėms, kurie dabar mano stengiasi labai lėtai veikia, tai atsiprašau, jeigu dabar. Super. Čia galėsit pagreitinti ant tos linkėjimus. Tu ten tiesiog savo Instagramo followerius skrolinai. Ne. O tai ką? Savo artimus draugus. Close friends. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiuo metu esu vienas teatro studijoje. Hilarious, taip sakant. Laukiu, nežinau, visi nuėjo arba myšt, arba poteriaut. Tai dabar laukiu. Šiaip dažnai mėgstu savimi kalbėti, nes šiuo metu nieko iš tikrųjų ne. Vienas, du, trys, mano. Štai ir sugrįžo mūsų vedėjas. Sveiki. Aš toks kaip džiaugiuosi. Va dabar jau nori tualetą, jau filmuojam, ne, jau nori tualetą. Opa, japa. Kalno mūrai, joja lietuviai, arba... Joja Lietuvai. Čia kaip daryti CPR žmogui. Aha. Ant kalno mūrai, joja lietuviai. Ir pagal ritmą 30 paspaudimų. Sustatysim. Teletabai. Ačiū treniruojas gerai. Taigi sveiki visi mėly žiūrovai. Sveiki visi, dideli ir maži. Tai yra mūsų jau trečioji laida. Number 3. Aš versiu angliškai. International audience. Multilingual. Galima pasirasti, čia tai nusiųsta. Labas vakaras. Sveiki visi mėly žiūrovai. Šiandieną vyksta jau trečioji mūsų laida. Number 3. Taip. Kai mes pakviečiame vieną iš mokyklos darbuotojų. Valytojas. Mokyklos darbuotojas. Ir jos
kalbinam. 025, na. Kuriuo? Čia jų pasamurajų reikia nemūšį. Nu, neužmiršiu gal. Gerai, Aš užrašysiu specialiai. Taip. 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 Stebuklingas, tai čia vitaminai. Sveikata yra svarbiausias dalykas. Tikrai taip. Mažai geriu vitaminus, kad neužsikrėsčiau čia iš tom bacilom. 1, 2, 3 mano kambarys. Tai man nelaša nieko, nes žinau, tikrai labai apsipylė. Viskas gerai. Šilta čia pas jūs toj studijai. Visai gal būdavo šalta dabar šitą. Rimtai? Jo. Mes specialiai tą radiatorių atsidėm, kad šilčiau būtų. O išjungti jūs tą radiatorių čia. Jis įjungtas?